Oi, koks smagumėlis yra sveikintis dabar jau su ne šiaip savo paprastais civiliais, o su išrinktąja kasta, su tais, kurie su Patreon platformoje ir prisijungė prie NBO tinklalaidės. Prisistatinėti, manau, kad jau jums visiems nebereikia. Reikia tik tai dar sykį padėkoti ir pasakyti, kad labai vertinam tai, kad esate su mumis ir labai stengiamės padaryti kažką tai kuo įdomu, kad, taip sakant, buvimas kartu būtų naudingas abiem pusėm. Ar esi buvęs kada, Pauliau, kažkur, kur buvimas kartu nebuvo naudingas abiem pusėm? Nu ką, tai gali būti darbovietė kokia nors ar kas nors, come on, man. Čia geras. Wow, nu, tai tikrai nesu paaugliais filmuojam šitą laidą. Čia Rokai tiesiog Pauliu per šį vakarą, tai tiesiog ant šito piedestalo iškėlei, ant bačkos pastatei. Aš tai nesugalvoju dabar nieko, bet aš nebejoju, kad yra buvę tokių atvejų gyvenime ir greičiausiai dar ne vienas pusnis, kadangi dar vis tiek turbūt metų ateityje dar prieš akį yra, tai aš nebejoju, kad pasitaikys tokių situacijų. Nuostabu. Tai Mykolai, tavęs gal net neklausiu tada, kad vėl, taip sakant, neišsišauktų čia visokios neplanuotos reakcijos, bet kartais ir neplanuotos reakcijos būna iš tikrųjų labai smagu. O dabar pabandykim gal sureaguoti taip, kaip planavom ir padaryti kažką planuoto, ne? Čia toks didelis iššūkis mūsų, taip sakant, spontaniškajam trejetui, bet būtent tą galime, manau, ir padaryti. Jo, galim padaryti, Pauliau, prašom, pristatyk, ką mes šiandien darysim. Ką mes šiandien darysim? Kaip puikiai surežisavom viską čia, taip. Fantastiškai, jo tiesiog. Su podcastuose su rėmėjais taip nebūna. Ta proga, kad prasideda 2026 metų NBA finalas, mūsų viešame podcaste ten yra ir taip labai daug nostalgijos 99 finalai, kuris pasikartojo pagal tai, kokios komandos ten žais, tai mes jį šiek tiek peržengsim, bet šie metai yra labai gražus ta prasme, kad mes turim jau 25 NBA čempionus šitą tūkstantmetį nuo 2000 iki 2025, tai yra labai gražus skaičius NBA čempionų, kurios mes bandysim šiandien sureitinguoti ir daryti tier listą. 5 Paulio tyrai. 26, jeigu mes imam nuo 2000-ųjų. Aš esu humanitaras, atleiskit man. Jo. Bet irgi labai gražus skaičius, nes tai yra 6, bet tai nėra 7, tai yra 2 ir viskas labai gerai. Visiškai sutinku su tą logiką. Mes pereisim per visus tos 26 čempionus, kurie buvo šitą tūkstantmetį, padiskutuosim apie juos, prisiminsim ir galiausiai prieisim prie kažkokio konsensuso, remiantis įvairiais kriterijais. Nuo kai kurie iš jų gali būti objektyvus, kai kurie gali būti subjektyvus. Esmė yra turbūt ne kiek sudaryti kažkokį tai labai istoriškai tikslų ir reprezentatyvų reitingą. Esmė yra tiesiog prisiminti šitas komandas, turėti gerą laiką, galbūt šiek tiek pasiginčyti, kažkur sutikti ir tiesiog šitas komandas išreitinguoti. Iš jūsų paprašysiu irgi būti pakankamai tokiems griežtiems, ta prasme, kad S-tyras, tai čia jau... Jo, tai čia S-tyras jau yra komandos, kurios yra NBA istorijos aukščiausia klasė, aukščiausia lentyna, ar ne, ta prasme, tokias komandos, kurias mes, kurias prisiminsim labai ilgai ir kurios padarė labai didelę įtaką, kurios buvo žiauriai geros, tai tikrai, nebijokit būti kritiški kai kurioms komandoms, jos visos yra žiauriai geros komandos, nes jos yra čempionai, bet kadangi čia standartai, taip sakant, patys aukščiausi, tai nebijokit pakritikuoti, pasakyti, kad viena komanda čia galbūt kažką tai silpną kelią turėjo. Didžiausia baimė yra, kad mes būsim nepakankamai kritiški. Taip. Mykolai, mes turėsim būti dabar broliai vengandžiai, taip kad prie kominijų. Taip. Tai, gerai, pas mane per daug žmonių miega. Jo, ir
Ir mes kaip pasieksim tą reitingą, tai mes tiesiog suvesim kažkokį konsensusą. Ten, tarkim, Rokas sakys, kad šita komanda yra A tyras, aš sakysiu, kad tai yra A tyras, Mykolas sakys, kad B tyras, aišku, 2-1, tai šita komanda keliauja į A tyrą. Lentyna. Gal apsibrėžim, kad tai yra lentynos. Man Ir kažkaip A. įdomesnis. Ir A. Jo. Lentyna. Lentyna, matai, kažkaip toks jau šiaip nei taip skamba. Lentyna, Bet aš noriu išsiaiškinti vieną dalyką. Mes reitinguojam stipriausias komandas ar labiausiai, na, kaip čia pasakyti, stipriausius iškovotus žiedus, nu, pačią istoriją, kaip jie tą padarė. Ar mes viską savyje žaistų, ar Viską, jo, tiesiog kai kurie kriterijai, jo, tu gali jo įsivesti kai kurios netgi savo subjektyvius kriterijus, pavyzdžiui. Nes gerai, pavyzdžiui, jeigu mes žiūrim stipriausias komandas, tiesiog tai čia tada kiek ir ką, ir 2-18 Warriors ir kas iš to, man. Bet tu tiesiog tas visas... Vizualiai simpatiškiausi europiečiai, pavyzdžiui, gali būti labai rimtas faktorius irgi nusprendžiant. Nu, jeigu... Gerai, super. Mes šitą podcastą jums gerbiami 6 klausytojai, kurie dabar mūsų vis dar klausotės ir dar 50, kurie žiūrite. Darome tam, kad būtų įdomu ir tikimės, kad skirtingi kriterijai pridės įdomumo ir svarbiausia, kad mums patiems būtų įdomu, o kaip bus, po kokios geros valandos pamatysim. Pauliau, rodyk. Aš manau, kad rodyk. Va. Štai, mes diskutavom, kokia chronologinė tvarka pristatyti tas komandas ir kaip ir jas eiti, tai galiausiai nusprendėm, kad tiesiog nei nuo 2000-ųjų, nei nuo 25-ųjų tiesiog random tvarka eisim per čempionus ir jos reitinguosim. Tai mūsų sąraše pirmieji yra 2023 metų Denverio Nuggets. Aš tai šiaip net nežinodamas, kad jie bus pirmieji mūsų sąraše, tai pagalvojau, kad apart to, kad lietuviai tapo NBA čempionais vienaip ar kitaip, apart to, kad labai fainai susibildino šitą komandą, pati jų kelionė iki čempionų žiedų nebuvo, atsiprašau, labai įkvepianti. Finale jie nugalėjo visiškai nusmurgusią jau Miami Heat komandą, jeigu palygintumėm su tuo, kokie playoffuose buvo, ten buvo jau visiškas šrotas atvažiavęs iki to finalo, atsiprašau už žargoną, tada finaluose Los Angeles Lakers buvo 4-0 įveikti, tai vėl, tam tikrais atvejais tai parodo pajėgumą tavo komandos, bet to pačiu ir silpnumą varžovų. Pusfinalį Golden State Warriors buvo aplošti. Pirmas etapas 4-1 Minnesotos Timberwolves, antras etapas 4-2 Phoenix'o Suns, trečias 4-0 Lakeriai, ketvirtas 4-1 Miami Heat. 53 pergalės reguliariam sezone ir taip pat 5 gynybos, 5 puolimo, 15 gynybos reitingas tais metais. Šiaip jau vienas žemesnių gynybos reitingų, kokius sutiksim šitam sąraše. Žinau, kuris yra žemiau, bet tai yra ta komanda, apie kurią šnekam, kad tai yra visiškai išimtis ir tam irgi, sakykime, buvo savotiškai objektyvų priežasčių. Ir... Tai yra Nikolas. Tai yra Nikolas Jokičiaus komanda, tai čia turbūt būtų... Atsiprašau, Pauliau, galiu pertraukti. Nikola Jokičius. Tai yra geriausias NBA krepšininkas, tai yra Nikola Jokičius. Ne Nikola, Nikola. Ne Mykolas, o Mykolas. Mes nebe 23-ais, tai jisai turbūt nebėra jau geriausias NBA krepšininkas. Bet, ta prasme, turbūt logika yra suprantama, kad komanda, kuri jį turi centru, greičiausiai nebus labai ten išskirtinai kažkokia gera gynyba. Tai tiesiog man čia vienas iš tų čempionų, šiaip apskritai tas po pandemijos buvo labai toks keistas laikotarpis, kur atrodo nebuvo tokių kažkokių supergalingų komandų. Denverio Nuggets, čia galbūt užbėgant už akių, man galbūt netgi toks mažiausiai įsimintinas čempionas iš tų pirmų sezonų, tai aš jį dėčiau į C tier. Atsiprašau, lentyną priprasiu. Rokai?
Nu, bent jau B, mano manimu, bent jau B. Vis tiek tai buvo, nu, kad ir dabar jau negeriausio pasaulio krepšininko, bet tuo metu geriausio, pikinis sezonas, pikiniai metai. Ta komanda, nu, dar persižiūrėt starto penketą, tai Džemalas Murray, KCP, Michaelas Porteris jaunėlis, Aaronas Gordonas ir Nikola Jokičius, su nuo suolo kilusiais Briusu Braunu, Jeffu Greenu, Bonsu Highlandu, Christianu Braunu, blemba, kuo toliau skaitau, tuo labiau atrodo, kad gal ir C, bet ne, vis tiek. Tai yra komanda, kuri čempiono žiedą atnešė Išui Smithui, o jeigu jau, taip sakant, tokį vėjavaikį sūnų paklydėlį sugebėjo apdovanoti NBA žiedų, tai vis tiek tai yra normalūs čempionai, nesakyčiau, kad jie yra žemesniai negu viduriniai lentynai. Nu, aš žinok vis dėlto sakyčiau, nes manęs jų varžovai kelyje to titulo link neįtikina ir tai, kad jie paskui nesugebėjo savo sėkmės pakartoti, tarsi byloja, kad šita kelionė link čempionų žiedų nebuvo tokia sudėtinga, kokia galbūt buvo kitų čempionų. Aš iš vis dėčiau į D tyrą, jeigu ne tai, kaip jie buvo sukomplektuoti. Tai, kad jie buvo sukomplektuoti visiškai remiantis vidiniais resursais, remiantis sumanumu, išvelgimu analitikos, kaip Balčėtis sakė, kad mes pamatėm, kad Gordonas žiauriai gerai ginasi būtent prieš tuos puolėjus, kurie tuo metu dominavo lygoje ir jiems labai reikėjo tokio krepšininko. Gordonas medžiagose buvo kaip toksai nepavykęs, bandoma iš jo superstarą padaryti kažkokį, paskui All-starą, o Nuggetsus jisai visiškai surado tiesiog savo vietą. Tai aš jungiuos prie Pauliaus ir aš tempiu juos į C tyrą. Atleisk Rokai. C lentyną. C lentyną. Tebūnė C, bet taip sakant, į tyrus paleisti galima daug dalykų, bet galbūt ne šitą sąrašą. Man atrodo, kad čia bus iš tiesų, jeigu laikysimės užsibrėžtos linijos, kaip vertinimo Denverio Nuggets, tai gali būti daug komandų gan žemai vertinta. Na, tebūnie kita komanda San Antonijaus Spurs ir aš iš karto galiu pasakyti, kad galbūt komanda čia ir buvo stipri 2007 San Antonijaus Spurs, bet aš mastau tarp C ir D lentynų. Dėl ko? Aš kol Rokai tu buvai pertraukoje, kaip tik prisiminiau vieną momentą ir šiandien, kai svarsčiau apie šitus tyrus, galvau, metų neatsimenu, bet tais metais, kai San Antonijaus Spurs laimėjo žiedus, vien dėl to, kad Steve'as Nashas buvo įmūrytas į reklaminius stendus Roberto Hore, aš jiems tikrai numušiu pakankamai vertinimą. Aš tikėjausi, kad tie metai bus 2005-ieji, bet dėja taip nėra. Taip yra 2007-ieji ir San Antonijaus Spurs finale žaidė prieš labai jauną LeBroną Jamesą. Ten, ta prasme, jeigu mes vicečempionus rikiuotumėm, tai ten būtų labai įdomi istorija, bet dabar tai yra čempionai ir aš siūlau San Antonijaus Spurs 2007 metų dėti į C lentyną. Jo, mano beviltiškus Clevelando Cavaliers suvarė šitą komandą į vieną kasą. Priminsiu, kad tai buvo sezonas, kuriame pirmą sydą vakaruose turėjo 67 rungtynes laimėjo Dallaso Mavericks, kurie pirmam raunde iškrito prieš We Believe Warriorsus. Ką pamačiau ir kas yra įdomu, kad šitų Spursų pergalė buvo tolygi net reitingo triumfui, nes jie reguliariam sezone turėjo pasirodo netgi geresnį net reitingą negu Dallaso Mavericks, nepaisant to, kad jie laimėjo 9 rungtynėm mažiau negu Mavericksai tame sezone. Praktiškai pikinis Timas Duncanas tada buvo, praktiškai pikinis Tony Parkeris, Manu Ginobilis. Praktiškai pikinis Fabricio Oberto. Pikinis Fabricio Oberto, jo. Oberto tada startinis centras buvo tų Spursų kiek kažkiek. Jie dalinosi startinio centro poziciją su žymiuoju Nazi Mohamed, vidurio puolėju iš Nyderlandų, gimusiu Rotterdame, pravardę Gaiko. Francisco Elsonas,
kuris Man irgi rodos, tikriausiai pikinis. Tu turėjai 2 vidurio puolėjus, kurių vardai prasideda F raide. Tai aš dar kol kas neapsisprendžiu iki galo, ar tai turėtų mano vertinimo skaliai kilstelėti šitą komandą, ar kaip tik nusmukdyti. Bet aš pasvarstysiu visus įmanomus variantus. Rokai, aš tau turiu idėją protmušiams, atsiprašau, žinau, kad tempiam, bet negaliu nepasakyti. Tiesiog surašyti būtent Grego Popovičiaus treniruotų San Antonijaus Spurs startinius vidurio puolėjus, kurie tapo NBA čempionais, playoffuose bent vienas rungtynės pradėjo starto 5, kas surašo visus, laimi, nežinau, iš karto žaidimą. Laimi šokoladą. Jo, tai Bet porą rungtynių startę pradėjo centras, vardu pavardę Jackie Butler. Aš nuoširdžiai pamaniau, kad įsimaišė kažkokia klaida, bet Jackis Butleris žaidė 3 sezonus NBA lygoje, 2 sezonus Knickuose ir šitą paskutinį Sparsuose, 11 rungtynių iš jų 2 starto 5, 2007 NBA čempionas, kuris man yra dabar visiška mistika ir atradimas ir wow, Jackie Butleris, pravardė Paper. Bet čia yra visiškai Timo Duncano didybė, ta prasme, kad ilgus metus po Davido Robinsono Spursai praktiškai neturėjo investuoti į jokį naują centrą didesnių pinigų. Jie tiesiog turėjo Timo Duncaną ir visą laiką su juo turėdavo vieną iš geriausių arba netgi geriausią gynybą NBA lygoje. Tai aš galbūt nebausiu Spursų už tai, kad Robertas Ori įmūrijo Steve'ą Nashą brutaliuoju būdu į reklamos stendą. Aš manau, kad tai yra tikrai labai pagarbos verta komanda. Aš ją dėčiau į tokį tarpą tarp B ir A. Nežinau, koks Roko bus vertinimas. Jeigu kažką tai spręs, tai į aukštesnę pusę, tai aš jos laikau A komandą. Tai aš tiesiog palauksiu Roko vertinimą. Ne, šitie, sakyčiau, Spursai yra blentynoj, nes vis tiek ir finalo varžovas tikrai buvo, pats finalas nebuvo seksy ir pirma komanda pralaimėjo 8 komandai vakarų konferencijoje ir taip, jie turėjo tikrai gerą sezoną, 5 puolimas, 2 gynybo lygoje ir, kaip tu minėjai, Pauliau, geriausias net reitingas viso lygoje, bet palikim juos štai čia kaip vieną iš San Antonijaus Spurs titulų. Manau, kad turėsim geresnių komandų būtent Spursų šiame sąraše. Ir turim turbūt dabar vieną geriausių playoffų runų istorijoje, jeigu neklystu, 2000. No. Palauk, o tai kurie 2000-ųjų Lakersai buvo atleisti? 2001-ųjų. 2 Lakeriai pralaimėjo tik tai vienas rungtynės playoffuose, 2 Lakeriai 58-24 reguliariam sezone. Jie, žinoma, turėjo Kobe su Šeku, kurie jau 2001-2002 jau rovėsi faktiškai pilnų pajėgumų. Jie vis dar turėjo Philą Jacksoną, jie turėjo dar vieną Hall of Famerį savo komandoje, Mitchą Richmondą, kuris gavo tą žiedą su Los Angeles Lakers, kurie finale 4-0 nupūtė New Jersey Nets. Ok, viskas kaip ir aišku ir kaip ir skamba labai solidžiai. Turėjo 2 puolimą, 7 gynybą. Ok, kaip ir irgi viskas fainėjo, būtų top 10. Atkrintamosiuose 3-0 prieš Blazerius pirmame etape, 4-1 prieš Sparsus antrame etape ir 4-3 prieš Sacramento Kings fucking parduotame konferencijos finale, kuris iš karto meta labai stiprų ir didelį šešėlį ant šitos komandos. Tai yra... Ne, vis tiek juda. Tiesiog judės. Jo, sorry, aš kažkaip čia tos 3 valandos, kurias šią naktį mėgojau, vis dėlto pasivijo, tai be jokios abejonės. There is no excuse. Ne, čia tai no excuse. Turėjo Kingsai žaisti finale ir turėjo mes čia Kingsus vertinti, bet vis dėlto yra kaip yra. Tai jo, tai čia yra labiausiai siutinantis turbūt iš visų šitų čempionų, kurios mes čia matom šitam sąraše. Jo labiau, kad turim tokią situaciją, kai Sacramento Kings tos pačios fainiausios ir smagiausios ankstyvų 2000-ųjų komandos treneris Rikas Adelmanas mirė vakar, tai mes galbūt jo garbiai tiesiog priminkim dar kartą, kad tikrieji 2002 metų NBA čempionai turėjo būti Sacramento Kings ir šita Lakersų komanda, kuri jau buvo pradėjus trukinėti dėl vis didesnės įtampos tarp Kobe Bryanto ir Shaquille O'Neal'o.
ir kurie neturėjo iš tikrųjų laimėto titulo, mes ją vieningai patalpinkim į D lentyną. Jo, Fake talpiname D titulas. lentyną, bet aš galvoju, kaip jie keturi, aš nuoširdžiai tikrai nesidomėjau ir čia jeigu taip jau skrupulingai domėtis, tai neįmanoma būtų, bet kaip jie 4-1 Sparsus pasidarė, kas toj serijoje vyko? Nes Sparsai niekada nebuvo šuns papas, ta prasme, juos 4-1 veik playoffuose disfunkciniai komandai neturėtų būti lengva. Galbūt tiesiog susijęme prieš San Antonijų, bet, šiaip laimėjo žiedus, tai jie nebuvo dar ant tiek blogi, žinai, bet... Tai buvo disfunkcinė, tai gal nebuvo, žinai, tiek disfunkcinė ta komanda, vis tiek, jinai buvo, labai... Ta tikroji disfunkcija galbūt 2-2-3 pradėjo jau ten ryškėti, kai jų sezono startas buvo tragiškas. Čia dar jie patraukė, bet, jie tikrai, nebuvo Sacramento Kings tada geresnė. Man įdomu, kiek Patronų dabar paspaudė cancel po šitą reitingą. Gerai. Toje serijoje su Sparsais Lakeriai rinko po 90 taškų, Sparsai rinko po 86 taškus per rungtynes. Tai neįtikėtina, bet Lakeriai kažkokiu būdu ir apsigynė. Ir tuo pačiu Davidas Robinsonas žaidė tik 3 rungtynėse, porą praleido ir prastas ir pataikymo procentas. Šiaip Timas Duncanas buvo rezultatyviausias tos serijos žaidėjas, 29 taškai, 17,2 atkovoto kamuolio vidutiniškai, 3,2 bloko, 4,6 asisto, bet labai panašu į tai, kad tai jau buvo, čia ir buvo, manau, paskutiniai Davido Robinsono metai. Ar 2003? Ne, 2003 buvo paskutiniai. O čia Duncano MVP sezonas čia buvo. Tai va, bet pasimatė, kad pagalbos reikia daugiau. Ir dabar net nežinau. Aš norėčiau sakyti, kad turim pirmą S tyrą, bet ką žinau, jūs galit gal perimti. Miami Heat 2013 metai. Vienas iš tų finalo, kurį pavyko stebėti tiesiogiai. Bet priminsiu, kad taip pat Miamis, pirmiausia priminsiu, kad 4-3 tos pačius San Antonijaus Spurs įveikė su to pačiu Timu Duncanu, ta prasme, šiaip neįtikėtina, kiek daug apie Spursus šnekėsim, beveik apie kiekvieną čempioną iš tiesų kalbėdami. Ir, Rėjaus Aleno tritaškis, komandos stiprumas, 2 legendiniai, vienas krepšininkai savo pačiame jėgų žydėjime, LeBronas Jamesas, tobuli, pagaliau susilipdžiusi tą Miami Heat komandą su tobulais roliniais krepšininkais, iš tos pusės neįtikėtina komanda, varžovai tikrai nelengvi, lyga buvo pasiruošusi, įveikta ir talentas, įveikta ir stresinė situacija, turint omeny, jeigu mes juos reitintumėm, pavyzdžiui, 2016, gal net 2015, tai tikrai į S-tyrą nedėtumėm, nes tuo metu nekentė visi Miami Heat, nes tai buvo super komanda, čia nesąžiningai komplektuota ir taip toliau. Dabar man žiūrint, tai atrodo, kad labai labai rimtas pretendentas. Aš dedu į S lentyną Miami Heat. Aš taip tokias dvejopi galbūt jausmai, tai ką Mykolas pasakė, tai tai yra teisinga, iš tikrųjų šitą komandą jinai patyrė pakankamai nemažai pralaimėjimų pakeliui savo titulą, bet varžovai buvo tikrai žiauriai stiprus. Indiana 4-3 berods nulošė konferencijos finale, ten Paulo Džordžo vedama komanda, kur irgi ten buvo labai netoli finalo lygio komandos. Tas, atsiminkim, kad superfinale su San Antonijos Spurs jie buvo ten visiškai per Marytės plauką nuo pralaimėjimo 6 rungtynėse, legendinis Rėjaus Aleno metimas, tikrai vienas dramatiškiausių playoffų momentų per paskutinius 25 metus. Tas gal mane šiek tiek verčia abejot. Aš vis dar kažkaip negaliu savęs perlipti pagal tai, kaip buvo šita komanda sukomplektuota, bet jinai faktas, kad jinai buvo žiauriai galinga. Aš ją dedu vėl į A+ tokį tyrą. Jeigu Rokas sakys S, tai bus S, jeigu Rokas sakys A, tai bus A. Aš vėl palieku. Pauliau, išduosiu paslaptį, jeigu tu dėtum į A- tyrą, visien jeigu Rokas sakytų S, būtų S. Šitą ir netyra lentyną. Bet žodis Rokui.
logiška. Labai daug gražių ir labai logiškų dalykų jūs čia jau pasakėt. Finalas nuostabus, visiškai absoliučiai ikoniškas, 66 reguliariojo sezono pergalės, dominuojantis sezonas ir yra, sakykime, du dalykai, dėl kurių aš visgi juos dėsiu į A lentyną, jums leidus. Pirmas dalykas, šitoje komandoje nebuvo nei vieno europiečio, nei vieno, net ant suolo kokio nors nupezusio, susmekusio veterano nebuvo absoliučiai nei vieno. Kitas dalykas, man vis tiek, kad ir kaip, net ir dabar, žiūrint, pavyzdžiui, į statistiką, tu žiūri ir tu suvoki, kad kelintas čia dabar išeina. Trečias daugiausiai tritaškių metantis komandos žaidėjas buvo Mario Chalmersas ir jis juos metė 41% taiklumu, kas yra fantastiškas rezultatas. Bet Mario Chalmerso ir Norriso Coulo žaidėjų duetas, taip, aš suprantu, kad tai yra tokia komanda, kad čia tu ir negalėjai turėti, žinai, Derricko Rouse'o ir Russello Westbrook'o kaip žaidėjų dueto, bet vis tiek man kažkaip iš tų laikų yra toks išlikęs, bet Chalmersas ir Coulas. Tai A, sakyčiau, yra labai aukštai, A yra labai daug ir žiūrėsim. O gal mes iš vis, pavyzdžiui, S neturėsim lentynui nei vienos komandos. Bet šita keliauja į A. Bet žiūrėkit, Jordano Bulliai ten jiem rezervuota. Dėl ko aš nepykstu ir fuck the runtime, aš noriu, kad jūs man pasakytumėt, Milwaukee Bucks yra komanda, su kuria žaidė pirmam raunde, Miami Heat jie laimėjo 4-0 prieš ją. Pasakykit man bent vieną startinio penketo krepšininką. Brandon Jennings. Brandon Snyderis? Ne. Ok, Jenningsas buvo. Žinai, kas? Brandonas Jenningsas buvo, taip. Ersanas Ilyasova. Taip. Sandersas? Taip. Jo, Larry Sanders, makes sense. Ir vieną krepšininką mes prieš pagrindinį podcastą. Jaredas Balesas? Labai toli. Vienas yra žaidėjas, kuris žaidė Minnesotas Timberwolves 2013 komandai. Bahamutė? Taip. Ir paskutinis žaidėjas, kuris buvo kaip ir lyderis tos komandos. Jisai yra galimai kaltininkas vienos iš S-tiero komandų. Galimai. Atakuojantis gynėjas, ar ne? Taip. Ne, Johnny Salmonsui per vėlai jau. Ne, ir ne Korveris. Ne jis atakuojantis, ne jis gynėjas, Jonas Salmonsas iš tiesų. Man atrodo, kad jis neseniai tą komandą papildė, iš vakarų konferencijos atėjo. Į Milwaukee tu turiu omeny? Taip. 2013 metais. Aš nežinau, ar tais metais, bet tikriausiai neseniai atėjo. Iškeitė vidurio puolėją turėtą Milwaukee Bucks į šitą krepšininką. John Terry, ne. Tokį australą vidurio puolėją, kuris judančias... Montelis. Bet mano nuomonė, ta prasme, suolas yra daug įdomesnis šitos komandos, tai yra J.J. Redickas, Lakerių treneris, tada Mike'as Dunleavy, GM'as Warriorso, ne? Darvinas Hamas gal dar koks? Jonas Hensonas, Išas Smithas, Gustavo Jonas, Samuelis Dalenbertas buvo ant suolo ir Ekpio Judau, kuris mano nuomonė turbūt geriausias iš visos komandos krepšininkų iš tiesų tuo metu, jeigu taip bendrai žiūrint, bet... Prieš šitą seriją Brandonas Jenningsas sakė Bucks in 6. Šitą labai gerai atsimenu. Dėl to ir pirmas žmogus, kuris iškilo prieš akis, kai uždavė tą klausimą, ir buvo Brandonas Jenningsas. Rokai, ar tu norėtum 22 Warriors paintroducint mums? Paintroducint jums. Tai buvo tie metai, kai Golden State Warriors prieš tai turėjo siaubingą sezoną ir sugebėjo labai greitai grįžti, ar aš dabar nemaišau. Taip, prieš tai jie net nežaidė atkrintamosiose, dar metai prieš tai buvo tas sezonas, kai Curry lūžo ranka ir jis ten žaidė porą rungtynių tik tai ir jie bandė tenkinti, viskas baigėsi Jamesu Wisemanu, kitaip tariant, baigėsi dideliu burbulu nieko ir 22 metais jie žaidė su Bostono Celtics NBA finale ir juos įveikė 4-2, prieš tai 4-1 nukovė Nuggets, 4-2 nukovė Memphis Grizzlies ir 4-1 laimėjo prieš Dallaso Maverickius. 17 buvo
buvo šitų Warriorsų puolimas lygoj ir pirma geriausia gynyba 21-2 metais ir turbūt pristatinėti tų įprastinių įtariamųjų nereikia, bet tai buvo tas sezonas, kai Andrew Wigginsas šaukė I got the bag po to finalo ir iš tikrųjų gavo milžinišką kontraktą ir dabar jau, taip sakant, yra kitos komandos problema, bet šitie Golden State Warriors, kurie tikrai nebuvo laikomi favoritais ir turėjo dar tą tokį paskutinį dinastijos pirstelėjimą, kai jau atrodė, kad ta dinastija pasibaigusi. Jo, šiaip kas, tikrai, tokia pakankamai keista komanda, reguliariam sezone gera, bet nieko įspūdingo. Kažkaip jau, kai ir finale Bostono Celtics laimėjo pirmas rungtynes išvykoje, atrodė, kad gal čia ir pasibaigs tas jų, ta prasme, ne žygis, čia žygis jau paskutinis, bet kokiu atveju etapas buvo, bet kad jiems nepavyks greičiausiai to titulą iškovot. Mane kas žavi, kad tikrai šita komanda buvo tokioje stadijoje, kur jau atrodo, kad ta dinastija pasibaigusi, Kevino Duranto nebėra, Stephenas Curry po traumų, Klejus Thompsonas irgi traumų suvarytas ir jie kažkokiu būdu starto penketą turėdami tokius žaidėjus kaip Andrew Wigginsas ir Jordanas Poolas sugebėjo playoffuose įjungti papildomą pavarą ir galiausiai net pirmas rungtynės Celticsams pralaimėjo gana užtikrintai laimėti NBA finalą. Aš jiems už tai duodu kredito tikrai ir už tai, kad jie sugebėjo sugrįžti ir kad jie sugebėjo tą aukštesnę pavarą įjungti per playoffus ir aš juos į B priskirčiau. Rokai? Aš tau turiu klausimą, Mykolai. Koks buvęs Eurolygos MVP tais metais? Aš turiu atsidaręs. Gerai, tai viskas aišku. Nemanija Bielica. Aš norėjau tau pasakyti, kad jeigu tau europiečiai patinka, tai Nemanija Bielica, man atrodo, ne vienas video buvo sukurta kaip europietis moko žaisti krepšinį. Tinka ir taip toliau. Ir jis man maždaug tokiu veidu yra nuotraukai, va taip. Bet jis tiko. Tai tikrai, jo, labai bet tiko. Šiaip aš labai gerai atsimenu tą playoffų raną. Man, Stefas Curry ten per tas atkrintamasis man jis įsitvirtino kaip vienas geriausias, gal net mano tiesiogiai matytas žaidėjas, o gal net geriausias iš vis matytas žaidėjas. Kevonas Looney atrodė fantastiškai. Jo renesansas, tas atrastas ten apie tą jo jogą, visi skaitė, aš manau, kad jogos abonementų San Francisco teritorijai išpirko labai daug po to tų čempionų žiedų. Draymondo Greeno be abejonės keli pasirodymai, aš iš tiesų labiau linkčiau prie A negu prie B, jeigu nepasižiūrėtumėm į prieš komandas, prieš ką jie žaidė. Jie žaidė prieš labai labai jaunas komandas. Bostono Celtics žiauriai jau ne 2022-aisiais. Memphis Grizzlies, netgi aš nekaltinčiau jūsų, jeigu jūs kaip ir aš pagalvotumėt, kad čia gal dar buvo tie nueinantis Memphis Grizzlies, gal ne, bet ne, čia jau buvo su Žamarantu, su Jarenu Jacksonu jaunesniuoju, tie kylantis Memphis Grizzlies. Desmond Bain, Dylan Brooks, Tyus Jones, Zairas Williamsas pradėjo vienas rungtynės starto penketą. Jo, ta prasme, atrodo, kad kalnus nuvers kita komanda, kuri atrodo, kad kalnus nuvers, kurią įveikė 4-1 Warriors, tai buvo Dallas Mavericks su Luka Dončičium, Jaylenu Brunsonu. Reggie Bullocku, Dorianu Finney-Smithu ir Dwightu Powellu, čia jų pilnas starto penketas. Tai aš tai sakyčiau, man tai yra C lentynos čempionai ir toks, žinok, jo. Kiek tai kėlė emocijų, žinai, netgi dabar žiūrint, atrodo, kad tai turėtų būti, wow, jie sugrįžo, jie padarė, tai turėjo filmo vertas scenarijus, žinai, visi juos buvo nurašę, bet kažkodėl tų emocijų nekelia. Tokių žiūrint tiesiog ir bandant taip atsiminimuose raustis per visą šitą kelionę. Čia yra po pandeminiai čempionai, ta prasme visi jie tokias emocijas kelia. Ir prieisim dar ir prie Bucksų, ir prie Mickey Mouse Cup, ir visų kitų dalykų.
Nesakykit šitų žodžių, bet jo, jūs tikriausiai esate teisūs, tiesiog tos apatijos daugiau viskam. Bet man tai kėlė, iš tiesų, aš tai iš emocinės pusės tai aš dėčiau į A. Man labai ypatingi jie buvo, bet tiesiog taip bendrai dabar žiūrint, kad galbūt aplinkybės sukrito. Kaip ir dabar dažnai jo, vat, po pandemijos tos traumas, visą kitą. Nu gerai, einam prie 10 metų Los Angeles Lakers. Nežinau, Pauliau, varyk tu. Palauk, jie finale nugalėjo Boston Celtics 4-3, ne? Čia buvo In Game 7, taip, auga Solio siautėjimas. pirmas Game 7 po labai ilgos pertraukos finaluose, berods, ten buvo tada tas. Jo, realiai, tai čia buvo ta pati iš esmės komanda sugrįžusi, kaip ir 2009, ten buvo labai minimalus pokyčiai, berods, Ronas Artestas vietoj Trevoro Arizos. Kuris prieš Sansus ir lemiamą reboundą dabar kažkuriuose rungtynėse atliko, po kurio ar pats įmetė, ar Kobe Bryantas, ar Gazolis galėjo mesti. Kad aš atsimenu dar kaip per žinias rodė, kad Bryantas prametė ir Ronas Artestas, ar jau tada buvo gal kitokia pavardė. Jo, ištraukė, žinai, nes buvo tada labai irgi tas naratyvas, kad jau čia Bryantą komandos draugai tempė, žinai. Jo, tai šita komanda, kiek jie pala reguliariam sezone laimėjo? Reguliariam sezone 57 rungtynės laimėjo. Tai jau jie buvo tokio irgi biški gal po truputį nueinančioje stadijoje, Kobe seno, Lamaras Odomas, jisai berods po to sezoną išvarė į Dallaso Mavericks ir sužlugo visiškai. Odomą išmainė? Jo. Odomą išmainė ir tai buvo didžiausias smūgis jo karjeroje, ir depresija, ir narkotikai, ir viskas. Jisai aš atsimenu. Ne, jisai žaidė tose playoffuose. Taip, aš turiu manyti, kad jis neišėjo į Dallas, jį išmainė ir jam tai buvo didžiausias smūgis. Buvo gana vizionieriškas žingsnis išmainyti Odomą, nes jisai jau po to sezono visiškai jau nusirito nuo Losio karjerą. Arba dėl to ir nusirito, kad išmainė, čia kaip pažiūrėsi. Tai jau tos antros Kobės eros, tai jau nebebuvo pikas, dėl to man šita komanda, nors ir labai gera, jinai kažkur tarp C ir B balansuoja, gal labiau B visgi, bet ant ribos taip irgi. Aš tai pasakysiu tik tai, kad World Peace'as atkovojo kamuolį, pats įmetė iš pakrepšio 6-osiose rungtynėse, kurios ta serija ir nulaužė, nusprendė. Aš turiu prisipažinti, kad man tuo metu kažkaip NBA aš tai buvau atitolęs, atsimenu tos Celticsus, atsimenu tos Lakersus, bet kiek tai buvo emociškai, tas titulas, dabar irgi žiūrint, tai 7 rungtynės finale prieš principinį istorinį varžovą, geros pajėgios komandos vakarų konferencijoje įveiktos. Kiek tos geros pajėgios komandos iš tiesų buvo geros pajėgios komandos, yra šiek tiek sunku vertinti, jau metai daro savo. Bet aš galbūt labiau link B linkčiau. Tai yra geri 2 starai, geras supporting castas. Atsimenat, kas Celticsų starte buvo centras? Kendrickas Perkinsas? Rashydas Wallace'as. Man šitas, sakykime, čia irgi, kadangi mes turim labai daug kriterijų, pagal kuriuos galim viską vertinti, tai man šitie čempionai visada asocijuojasi su viena istorija, kuri yra viena nerealiausių ir kurią visada atsimenu išgirdęs vieną tokį labai specifinį gabalą. 2008 metais lemiamos finalo rungtynės, Lakeriai žaidžia Bostone ir Bostonas ten pabėga, nežinau, gal 30 taškų ir 4 kėlinuko maždaug vidurys. Ir arenos didžėjus paleidžia Journey Don't Stop Believing. Ir visa Bostono arena, tiesiog visi chorų dainuoja visą tą gabalą non-stop, žodis žodin, lyg tai būtų milžiniškas choras kažkokiam milžiniškam karokės vakarėlyje. Po tų rungtynių dar turbūt tą patį vakarą Kobe ateina į areną mėtyti ir dirbti ir užsileidžia savo šitą gabalą fone ir jis visą vasarą
visą laiką, kiekvienos treniruotės metu leido savo fone tą patį gabalą, kad atsimintų tą pačią emociją, tą patį jausmą, koks buvo jausmas pralošti Bostone ir kaip visi džiūgavo. Ir 2009 jie nesulaukė Bostono finale, nes žaidė prieš Orlandą, 2010 buvo tas Revenge Series, 7 rungtynės ir 7 rungtynės, kurios irgi nebuvo su intriga iki galo ir galiausiai tas pasiektas to psichopato išsikeltas tikslas revanšuotis ir pasimti tą titulą. Todėl aš būtent dėl geros istorijos, nes geros istorijos, mano manimu, yra turbūt pagrindinis dalykas, kuris ir dažo sportą gražiausiamis spalvomis. Aš jūs turbūt dėčiau į ją ir, kaip suprantu, suvedus viską, jie keliauja į Blentyną. Blentyną. Nu, bet taip mane dabar įtikinai, aš galvoju, kur mes dar kada Lakersus dar aukščiau įdėsim. Įdėsim, tikrai įdėsim. Nu gerai, ne, gal Blentyną tebūnė, nors aš nesu labai tikras dėl to. Gal... Nu, man tai visai smagu, kad mes filmuojam jau beveik valandą ir mes praėjom pro 6 iš 27 vyrai. Tokie tempas dar 3,5 valandos mums liko. Ir smagu ir gazdina, gerai, 2:15 Warriors, man tai čia, nu gerai, dabar jūs apie tas traumas kalbėsit. Aš tai manau, kad tai yra komanda pakeitusi NBA. Galbūt ne tiek daug, kiek Houstono Rockets, kurie net iki finalo neišėjo, šiaip pakeitė NBA, paskui kurie parodė, kad yra paprastesnis modelis, kurį galima pritaikyti ir neturint Stepho Curry ir Clayaus Thompsono komandai. Bet aš tai manau, kad 2:15 Warriors yra kaip minimum A ir nieko nenoriu žinoti. Kai sugalvojau šitą idėją ir pagalvojau apie tas komandas, kurias reitinguosim, tai man čia buvo pirma komanda, kuri šovė į galvą, kad aš įdėsiu į S-tyrą. S-lentyną, atsiprašau, tai nesvarbu visas tos traumos, šitą komandą tiesiog, jinai visų pirma pabaigė tas super komandų eras, nes jinai buvo iš esmės pastatyta ant tų žaidėjų, kurios draftino patys. 2 metam pabaigė. 2 metam pabaigė, taip. Realiai metam. Tie metai, žinai, ten labai išskirtinos aplinkybės, žinai, buvo ten su Clevelandu. Negali sakyti, kad Clevelandas yra tolygu kaip tolygu Los Andželui. Tai tiesiog, tai yra išskirtinė komanda. Niekada nepamiršiu, kaip NBA 2K15 turbūt buvo paskutinis 2K, kurį aš reguliariai žaidžiau. Atsimenu tada Warriors žiauriai gerai tą sezoną pradėjo, ten jų komandos reitingai ten irgi pradėjo augti. Ir tiesiog kaip nežinodamas, mažai žinodamas apie krepšinį, ne tiek kaip dabar, aš nelabai supratau, kodėl jie leidžia į startą ne Davidą Lee, o Draymondą Greeną. Dabar tas visas atrodo labai kvailai, nes Draymondas Greenas yra... Charlesas Barkley irgi svarstė, kodėl taip vyksta. Bet, ta prasme, tai yra viena iš svarbiausių visų laikų turbūt NBA komandų pastatyta teisingai, jinai žaidė nerealų krepšinį, kuris pakeitė visą NBA. Man tai yra kvintesencinė visiškai S-lentynos komanda. Man, žinokit, labai patinka, nes aš buvau taip iš smalsumo pasileidęs, galvoju, ar yra kas nors darė, ką nors panašaus. Ir radau kažkokie 3 random bičiai, nežinau, kas tam per no-naminis podcastas, amerikiečiai ar bent jau anglakalbiai tą darė. Ir jie dėjo Warriors būtent šitos į paskutinę lentyną. Dėl to, kad tai buvo, traumuoti varžovai, čia per komandą, Festus Ezili, čia Šonas Livingstonas, čia Leandro Barbosa. Ir jiems netgi vardinant tuos žaidėjus, tu irgi supranti, kad, aš atsimenu turbūt beveik visą tą sudėtį. Su Moss Patesu, su Davidu Lee, Draymondu Greenu ir visais kitais. Šonas Livingstonas geriausias atsarginis žaidėjas buvo tada turbūt viso NBA lygui. Šonas Livingstonas toks, koks buvo dabar su tuo savo midrange'u, jis pusę NBA gynybų išskrostų, kurios tiesiog nemoka gintis prieš midrange'ą metančius krepšininkus. Tai prasme, tau yra dabar, jeigu tu nori save vadinti superstaru, tu turi realiai pataikyti iš vidutinio nuotolio, nes tarkim kitaip yra prieš Sparsus, tai neįmanoma užpulti. Tai čia toks. Tiesiog žaistų. Šitam finale labai žaistų Šonas Livingstonas.
Tai jo, man tiesiog ir dėl atsiminimų. Aš komentavau tą finalo seriją, tai buvo apskritai pirmas sezonas, kai pradėjau komentuoti NBA, tai visa, sakykime, romantika ir visas tas matymas, visi patys ir ryškiausi atsiminimai yra išlikę būtent iš šitų metų. Tai aš tikrai nesiginčiu ir man tai irgi yra aukščiausios lentynos komanda ir ta komanda, kurią realiai atsiminsiu visą gyvenimą. Jūs dedat į S-tyrą, abu? Taip. Nu, nežinau, kad aš negaliu to leisti, aš sakau B-tyras ir keliu ją, nes, Pelikansai, Grizzliai, Rocketsai. Gali būti, viską gražiai susakėt, bet aš manau, kad bus geresnis. O ne, Conley žaidė su apsauginė kaukė, o ne. Tai kaip jiems palengvino kelionę iki čempiono titulo? Nu, aš ne. O Rocketsuose kas nežaidė Rocketsuose? Dymau nežaidė Rocketsuose? Taip, Dymaugė su... Ar čia ne tie metai, kai ant Westbrooko, ar ant šito, kas ten dar tuo metu Thunderiuose žaidė? Beverlis? Negalėjo Beverlis žaisti Thunderiuose? Ne, Beverlis Rocketsuose žaidė. Beverlis Westbrookas sutraumavo. O Rocketsuose. O Dymau kažkaip ten jo susitraumavo toj serijai. Ir... Ne toj serijai, toj jisai nežaidė iš viso, bet jo. Nu, tai gerai, tai ką? Norėjau pasakyti, kad jisai susitraumavo serijoje kažkurioje prieš tai ir dėl to nežaidė prieš Warriorsus, bet aš neatsimenu, kuri tai buvo serija, tai velniai nematė ir važiuojam toliau. Nu gerai, komanda S, tiesiog S. S. Aš buvau vienintelis, kuris norėjau A sakyti, nors čia man įsimintiniausias titulas. S. Nu, čia yra NBA, ta prasme, istorija, čia yra ir žiauriai gera komanda. Gerai, aš tai sakyčiau. Be to, kad jie padarė neįmanoma, kad jie įveikė geriausią visų laikų reguliaraus sezono komandą, vieną geriausių visų laikų komandų, tai yra žiauriai gera tiesiog komanda. Tai yra turbūt geriausias LeBronas Jamesas, aš nežinau, kuris buvo geresnis, ar šitas, ar tas Miami Heat visiškai nesustabdomas tankas, nors visada buvo nesustabdomas tankas. Tai yra fantastinis Kyrie Irvingas, Kevinas Lovas, nuostabus krepšininkas ir aplinkui ta rolinė chebra irgi tikrai sukurta tiesiog skleistis, žydėti tiems lyderiams. Labai, labai gera komanda, kuri įveikė labai, labai gerą komandą, tokio lygio finalo. Mes turbūt talento prasme pamatėme, bet dar ir lygiai pasiskirstančio talento prasme nepamatėme ir kažin ar kada nors pamatysime. S. Gerai, važiuojam. Aš būčiau sakęs, važiuojam. D. 25 Oklahoma. Jo, mes kalbėjom apie Cavaliers 2016 metų klausantiems žmonėms. Dabar priėjom prie 2025 Oklahomos Thunder ir čia tas... Aš manau, žinau, kad ir be paaiškinimo žmonės suprato tie, kas klauso. Nu jo, LeBronas Jamesas. Geriausia reguliarios sezono komanda, bla bla bla. Taip. Nu, tiesiog norėjau prisiminti, kad mūsų klauso ir klausosi žmonės. 25 Thunder, ką aš žinau. Ką jūs galvojat? Nekelia man emocijų. Mes turbūt būtumėm juos reitingavę aukščiau, jeigu mes būtumėm tai darę prieš savaitę. Tai gal reikia atsiriboti nuo to. Kai jau žinom, kad jie nėra, tai irgi nebuvo dinastijos pradžia, nes dar mes būtumėm kalbėję, kad tai va ta komanda, kuri surinkta tais laikais, kai čia viskas yra sukurta vardan to lygia jėgiškumo visoje NBA lygoje ir kaip jie čia sugebėjo perlaužti sistemą ir pasirodo, nesugebėjo. Jie irgi kaip kokie 21 Bucksai ar 23 Nuggetsai pasiėmė vieną titulą, kai turėjo tam progą ir bent jau kol kas viskas, taip sakant, negalim gal sakyti tuo ir baigėsi, bet ties tuo sustojo. Su Bucksais, tai nesakyčiau, nesulyginama vis tik ta situacija pagal tai, kokia jų perspektyva piešiasi ilgesnį laiką. Nesulygintina yra ir turbūt dėl to, nes tai buvo viena geriausių reguliarių sezono komandų per visą šitą laikotarpį, kurį mes vertiname. Geriausias net reitingas istorijoje, 68 pergalės.
net reitingas istorijoje šiam 8 pergalės. Tu čia nepasitaiko kiekvieną dieną visgi tokios komandos, net jeigu jie turėjo kažkokias tai problemos, kažkokių tai problemų playoffuose, bet netgi ir tos serijos, kur jie per 7 rungtynės Denverio Nuggets nugalėjo, tai buvo didžiausias skirtumas 7 rungtynių serijoje istorijoje. Tai reiškia, kad ten buvo ir tam tikras galbūt nesėkmės elementas, kodėl ten viskas iki 7 rungtynių priėjo. Aš sakyčiau, gal dėl to strigimo playoffuose aš susibadėčiau, bet šiaip pagal tai, kaip šita komanda sukomplektuota ir kaip jinai žaidė reguliariam sezone, gal jinai būtų arčiau man. Bet nusakykime, atsižvelgime tos. 4 laimėtos serijos, 2 iš jų reikėjo 7 rungtynių. 7 rungtynės finale laimėtos, kai Haliburtonui plyšo Achilas. Yra, čia irgi, aišku, čia dabar viskas priklauso nuo to emocinio požiūrio taško. Jeigu jie dabar būtų finale ir jeigu mes skaitumėm, kaip jie varo, tai tada gal jie būtų ir aukščiau. Man irgi tai yra blentyna ir... Man tai yra cilentyna, tai tada keliaujam į balentyną. Cilentyna netgi? Nesiginčiam. Tiesiog, aš pripažinsiu, kad tie... čempionų žiedai, apie kuriuos mes galbūt spėjom ir dokumentikų pažiūrėti, ir apšnekėti, ir susikurti kažkokią tai pasaką savo psichėje, mums jie ypatingesni atrodo, negu ką tik laimėti to NBA žiedai, tos kartos, kurią, aš nežinau, jeigu mes išlipsim iš jos, tai mes tikrai neprisiminsim jos šilčiausiais žodžiais. Ta prasme, dabar kažkas neveikia toj lygai. Tai aš norėčiau pristatyti savo dabar S-tyrą, tai yra Toronto Raptors 2019 metų ir aš žinau, ką jūs sakysit, jūs man sakysit ten apie Klejaus Thompsono Achilą, apie, tiksliau, neatsimenu Klejaus Thompsono, kuri trauma, bet Kevino Duranto Achilą, bet aš jums pasakysiu apie tikrai drąsų ėjimą, apie drąsų Masajaus Užirį ėjimą vasarą, kurį žiauriai daug žmonių kritikavo, kuris jisai rizikavo paversti save Toronto priešu, jeigu tie mainai būtų nepasiteisinę, išmainęs Demarą DeRozaną, numylėtinį visišką Toronto miesto, kuris buvo patyręs tik tai širdgėlą iš savo žvaigždžių, tai reiškia, kad šitos žvaigždės iš to miesto tik tai išvykti norėjo ir žvaigždė, kuri norėjo likti, buvo išsiusta už metus Kavajaus Leonardo ir per tuos metus jie sugebėjo įveikti būsimus čempionus Milwaukee Bucks serijoje, kurie atsilikinėjo 0-2 ir atrodė, kad yra visi, Budenholzeris turi visus atsakymus. Jie sugebėjo įveikti Philadelphia 76ers, irgi serijoje, kur atrodė, kad tai yra kylanti jėga su žiauriai talentingais krepšininkais. Ir dar kokiu paskutiniu metimu, vienu ikoniškiausių metimų ever. Ir negana to, kad pasiėmė Kavajų Leonardą, išmainė Joną Valančiūną tada, kada jo vertė buvo didžiausia vis dėlto, išmainė į Marką Gazolį, kuris, ta prasme, jeigu dabar tuometinis Markas Gazolis žaistų, kaip jisai būtų sunkiai sustabdomas krepšininkas, ta prasme, koks tai tuometinis netgi Markas Gazolis buvo nerealus. Tai buvo žiauriai gera komanda, mano įsitikinimu vis dar geriausia gynyba playoffuose šitame amžiuje. Toronto Raptors, man tai yra S-tyras. Aš suprantu, kodėl tu taip sakai. Šiaip tai yra žiauriai. Jinai, visų pirma, jinai greičiausiai neturėjo tapti čempionų, net tos traumos tu pats minėjai, čia labai tikėtina, kad tai labai stipriai paveikė tą finalo seriją su Golden State Warriors 2019 metais. Bet kita vertus, tai yra žiauriai tokia mėgtina komanda. Žiauriai daug tokių smagių istorijų, Siakamas, OG Anunoby, Fredas VanVleetas. Fred VanVleet, jo. Kailas Lauri, žaidėjas. Tai buvo komanda, kuri neturėjo nei vieno loterijoje pašaukto krepšininko. Tapo čempionais, neturėdama nei vieno top 14 šaukimo. Tiesiog jų tas sprendimas, aš kai Kavajus Leonardo mainų, aš kai retroaktyviai žiūriu su dabartiniam savo akim ir pagal tai, ką dabar suprantu, tai
Demaras DeRozanas tai turbūt buvo vienas tokių destruktyviausių žaidėjų, kuris buvo laikomas žvaigždė NBA lygoje. Aš sakyčiau, net jeigu jie nebūtų laimėję tą NBA titulą ir Kawhis Leonardas būtų tiesiog išėjęs į Los Angeles Clippers, kaip jis ir padarė 2019 vasarą. Aš sakyčiau, tai vis tiek buvo geri mainai, vien dėl to, kad nusimetė DeRozaną. Bet jau, aš kadangi neturiu tiek daug... nesu tiek daug investavęs emociškai, kiek Mykolas buvo investavęs tą titulą, kuris S-tyrą dėl suprantamų priežasčių deda į... Aš jį labiau taip objektyviai galbūt vertinčiau kaip B lentyną. Mykolas, ką tik... Duosiu aš tą B lentyną. Su fucking Thunderiais 25 metų. Šitą komandą tu su Thunderiais 25 metų matai, kurie tipo aplošė vos Pacerius, kurie kažkokiu magišku būdu išėjo į finalą, išlemeno pergalę komandą, kuri nuvertė dinastiją, kuri sugriovė, ta prasme, sugriovė Keviną Durantą, kuri, aš sutinku, literaliai sugriovė. Aš sutinku, kad ten ta komanda prieš pilnaverčius Warriors kaip ir absoliučiai jokia komanda lygos istorijoje nebūtų pasipriešinusi. Vien prisiminkim, kaip prieš Curry Nikas Narsas prieš vieną Curry bandė ginti su ta box and one gynyba ir šiaip netai pavyko, bet ten, net ir be Kevino Duranto tie Warriorsai buvo geresni negu 25 metų Paceriai šymiai. Ta prasme, Tyrysas Haliburton, gerai, aš žinau, mes neturim tiek laiko, čia kiekvienas turim savo nuomonę, bet 25 metų Thunder turim tai yra ta pati lentyna, istorinis, tai yra šalies, ta prasme, fucking, aš negaliu patikėti, kiek krepšininkai. Rokai spręsk, yra sutvarka. Tai Kawhijaus Leonardo, tu neatsimeni, kaip jisai dominavo, su šitu SGA lyginant su tais visais, aš gerai, aš atsiprašau. Žinai, juokingiausia, kad jeigu aš absoliučiai nieko dabar nesakyčiau ir jeigu manęs čia nebūtų, tai jūs išvestumėt vidurkį tarp S ir B ir padėtumėt juos į A lentyną. Ir mano mintis jau ir prieš tai buvo, kad tai yra A lentynos čempionai dėl istorijos. Ir vėl mes grįžtam prie to paties, kad tai buvo ir tasai metimas, ir jo Kawhi Leonardo žaidimas, kur mes kalbėjom, kad mes, žmogus, kuris labiausiai primena Michaelą Jordaną nuo Michaelo Jordano, tose atkrintamosiuose, tai buvo Kawhi Leonardas. Ir sakau, ir visa ta underdogų istorija, kad tai yra kitos šalies komandos istorija, kuri visą laiką buvo toks punchline'as ir bayeris, iš kurio visi juokėsi. Ta komanda, kuri kankinosi su LeBronu Jamesu šitiek metų ir tada tą sezoną, kai jis išėjo į kitą konferenciją, tais pačiais metais tiesiog stūmė all-in, negalvodama, kaip čia bus su tais Golden State Warriors, ir tas all-in pasiteisino tiesiog prieš logiką. Ir ta drąsa, su kuria tu turėjai tą padaryti, sakydamas, kad bala nematė, mes bandom dabar ir tiesiog stumėm visus žetonus į stalo vidurį. Ir dar vienas iš tų dalykų, apie kuriuos, sakykim, gal taip dažnai nesusimastom, bet strength in numbers. Šitą turbūt dar atsimenu. 2015 Golden State Warriors, tas playoff rally cry, tas šūkis buvo strength in numbers, jeigu aš neklystu. Bet koks buvo 2019 Raptorsų šūkis, aš atsiminsiu visą gyvenimą ir atsimins visi, kas tai matė. Ir dėl to šita We the North komanda, mano akimis tikrai yra A lentynos komanda. Iki S mano sakykime, mano vertinimo skalėje jinai netraukia, aš jų nelaikau, sakykime, komanda, kuri įveiktų bet ką ir būtų viena iš geriausių visų laikų komandų ar kažkokiais kitais atžvilgiais būtų tam S lentynoje, kur 2016 Cavaliers vis tiek su ta istorija, man atrodo, yra vis tiek aukščiau už šitą komandą, bet jinai A lentynoje būti nusipelno. Aš stebiu Mykolo veido išraišką ir aš suprantu, kad tuoj baigsis šitas mūsų pokalbis. Mykolas susirinkti. Aš nesu hostas, aš galiu tik tai išeiti. Ne, bet žinai, tu gali pasimt kamuolį, atšokus ir išeiti namo, sakyti, mama valgyti kvietę ir viskas, ir žaidimai bus baigti. Ištryniau mūsų Patreon paskyrą, kol tu šnekėjai. Ne, šiaip kadangi mes jau nusprendėm, kad likusią dalį užbaigsim kažkada
šią savaitę, ar ne? Pritarėt tam, ar ne? Nes, liko mums dar 4 komandos pirmoji pusėje. Tai vienas dalykas, dėl ko aš sutinku Estyrą atimt, tai yra be Kevino Duranto traumas daug svarbiau pralaimėjimas Orlando Magic. Klay Thompsono traumas. Paskutinėse rungtynėse. Cousinso. DeMarcuso Cousinso trauma, čia jau, žinai, nei tvorą, nei mėtą, ten tas Cousinsas buvo tose Warriors komplektacijos klaida, aš taip pasakyčiau, pasiėmė vardan, kad dar labiau užknistų visus, taip jiems reikia. Bet šiaip, tai yra Kavajaus Leonardo tas playoffų runas, tai buvo, norėčiau sakyti, vienintelis pilnai sveikas Kavajus Leonardas, kokį mes matėm, bet jis po Bucksų serijos jis nebuvo sveikas, jis realiai pabėgti negalėjo normaliai. Bet tai yra Leonardas, Siakamas, Kailas Lauri, Fredas VanVleetas, Seržas Ibaka, Danny Greenas, Normanas Paulas, labai gili sudėtis, tikrai labai gili sudėtis. Ir aš ją dedu į... Patrikas Mako. Aš ją dedu į A lentyną, nesiginčiusiu su jumis, bet keliaujam toliau. 2008 Celtics komanda, apie kurią aš turiu 180 laipsnių kiekio emocijų, kiek turiu 2019 Toronto Raptors, tai galiu perleisti kažkuriam iš jūsų, man nebesvarbu jau. Kai sakiau, kad nežinau kitų komandų šūkių, bet tai žinai, tai būdavo tie tokie fanų šūkiai, frazės ant marškinėlių ir taip toliau. Šita komanda yra Ubuntu komanda. Šita komanda yra ta, kuri pasiėmė tą afrikietišką frazę, kuri iš esmės nusako tą, kaip čia pasakyti, filosofiją, kad vat, jeigu vienam iš mūsų skauda, tai visiems mums skauda. Ir tą tokį vienybės šūkį sugebėjo atrasti ir sugebėjo tą padaryti po to, kai atliko daug mainų, subūrė didįjį trejetą ir irgi iš esmės subūrė savo super komandą su Garnetu Pierce'u Ray Allenu. Ir ta komanda, kuri metai prieš tai turėjo ar ne blogiausią rezultatą visoje lygoje ir tuomet sugebėjo rekordinį užfiksuoti pergalių prieaugį lyginant su praėjusiu sezonu. Ir tada labai įdomu, kad iki pat finalo kiekvienoj serijoje žaidė 7 rungtynės. Ir visose atrodė, kad tarsi, žiūrėk, čia gal ir nelabai, gal čia jiem dar reikės laiko, bet kažkokiu būdu vis sugebėjo perlipti ir galiausiai nuėjo iki pat finalo ir ten šventė titulą prieš jau minėtus Lakers ir su visa ta Journey Don't Stop Believing istorija. Tai irgi yra labai ryški komanda ir tuo pačiu tai yra irgi komanda, kuri savotiškai pakeitė NBA lygą, pakeitė tą komplektaciją, didžiojo trejeto, ta tokia idėja, žinai, mes kalbam apie Miami ir LeBrono sprendimą, bet iš esmės tai ir tas sprendimas buvo atsakymas tam, ką padarė Bostonas, tik tai padarė mainais prieš 2007-2008 sezoną. Kadangi mes galim turbūt klausytojams atskleisti, kad nusprendėm eigoje šitą podcastą skelt į 2 dalis, tai galim turbūt šiek tiek tada ilgiau pasilikti prie kai kurių šitų komandų. Tai aš dabar turiu jums vieną blitz kvizą. Labai patinka. Sekundėlę. Prieš šitą sezoną Kevinas Garnetas buvo iškeistas iš Minnesotos Timberwolves. Mes vėl Minnesotos Timberwolves trečią žaidėjus vardinsim. Taip. Čia buvo berods tie mainai, kur daugiausiai už vieną žaidėją buvo kitų žaidėjų atiduota. 11, jeigu neklystu, ten kažkoks toks kosminis skaičius. Dabar bandau juos susirasti, aš noriu tiesiog pasižiūrėti, kiek jūs jų prisimenat, tų žaidėjų, kurios išsiuntė. Alas Jeffersonas atsiminimas. Alas Jeffersonas buvo geriausias žaidėjas išsiųstas į kurį išsiuntė. Ir šiaip pat, jeigu yra krepšininkas, kurį norėčiau pamatyti playoffuose šių metų, jo arba gyvai, šiaip žiauriai įdomu būtų, tai yra pikinis Alas Jeffersonas, nes jisai kaip, savo pačiam pike, tai jis nebuvo tas kaip Hornetsų, kurių buvo labai labai lėtas ir tik tai jau ten savo jėga ir skilų, bet jisai tikrai šiaip labai daug skilo turėjo ir buvo dar pakankamai greitai pagaunantis ir man, aišku, gynyboje jis būtų siaubingas, nenaudotinas, bet tokiom epizodais, pavyzdžiui, tu esi Thunder
Ir tu turi čia tą Holmgreną, kuris bijo išmest kamuolį visų rungtynių metu. Ir va taip pakeli nuo suolo Alą Jeffersoną. Vat įdomu, kaip atrodytų, nes dabar tokių centrų tiesiog nėra. Gerai, viso labo pasirodo. Atsiprašau. Vat aš negaliu atsakyti tavo klausimą, aš galiu tiesiog blėnius slaidyti šitą. Atsiprašau, kažkaip galvoju, kad link pabaigos. Tai gerai, dar 4 žaidėjai pasirodo liko. Aš galvoju kažkaip, kad daugiau buvo išsiųsta. Nes buvo tikrai rekordiniai, manai, kiek viso žaidėjų buvo atiduota už vieną krepšininką. Cashas Considerationas buvo atiduotas. Čia tas kur daug komandų yra pakeitęs. Jo, daug komandų yra pakeitęs, bet gal prisiminsit bent vieną kitą dar. Šiaip yra visai tokių tūzų. Rokai tau paliksiu, nes pas mane kažkaip... Koks nors Collinsas. Ne. Tipo iš tų centrų Collinsų brolių. Ne, bet vienas centras žinomas, kuris buvo išsiųstas kituose žinomose mainuose 1000-mečio pradžioj. Šiaip labai garsiuose mainuose, kurie iš esmės pakeitė, negaliu sakyti, kad pakeitė vieną sezoną eigą, bet turėjo labai, labai rimtą įtaką. 1000-mečio pradžioj. Žinok, jeigu mes su Turjafu strigom, tai aš tai matau, atsidaręs esu šitus mainus, tai nespėliosiu. Man Jeffersoną žinau, kitų nežinau. Tai Theo Ratliff. Taip. Theo Ratliff. Ir aš turiu užuominą, išlikusių krepšininkų yra 2 krepšininkai, bet 19,5 rankų pirštų. Gerald Green. Taip, šitą gerą užuominą. Arba jisai, arba Davis Bertans. Martinas Pocius dar galėjo. Teisingai, atsiprašau. Bertanį per anksti dar buvo. Yra vienas žmogus, kuris su labai portugališka tokia pavardę buvo. Kur paskaitytum, taip sakytum, gal žaidžia už kokią Portugalijos rinktinę. Atsiprašau, tai 3 Ferreira. krepšininkai. Ne Ferreira. Labiau gal gynėjas? Krašto? Yra ir puolėjas buvęs. 2000-aisiais. Yra. Costa, Gomes, Ryan Gomes. Taip. Ir paskui, mes dar vieną neatspėjom, ne? Tai yra vienas žaidėjas, kuris... Mes neatspėjom. Mes čia, matai, neatspėjom. Sėdi dviese atsidarę tą ir čia mes neatspėjom dar vienu. Tai kaip mums seksis toliau spėliot? Pažiūrėsim. Galėtų būti keptuvė šitas krepšininkas? Arba Mūgė. Nikolajus Teflonas. Yra panašiai skamba pavardė. Jo, yra panašiai labai pavardė skamba. Telfairas. Taip. Vis dėlto garsiniam asociacijom, tu gal kažkokios patirties turi su to, neblogai sekasi tau. Ne, gyvenime, nesu niekad nei klausęsis, nieko nei asocijavęs. Čia man pirmas kartas. Nuostabu, tai gerai, padarėm kvizą. Tai ką mes iš šitos komandos darom? Šiaip tai žygis finalo link visai įspūdingas. LeBrono Cavaliers įveikti, Orlando Magic, kurie paskui po metų finale žaidė. 37 rungtynės laimėjo Hawksai per 7 rungtynės. Hawks irgi buvo pirminė. Su iššūkiai susitvarkyta, kaip sakoma, savo pačiu išsikeltais. Jo, man tas playoff runas toks paliko biškį. Atsiprašau, aš 10 metų atsidariau šitus playoffus, šiūrų, kad nesąmonės šneku. Ne, 4-3 Hawks, 4-3 Cavaliers ir aš viskas suklydau. 4-2 Pistons, ne 4-3. Aš buvau šventai įsitikinęs, kad viską rytų konferencijoje jie žaidė iki Game 7. Tai jo, turiu pasakyti. Tai aš šiaip nubausiu juos už tai, kad kaip jie suformavo tą komandą, kad tai buvo pirmoji super, tokia, tikriausiai šito 1000-mečio super komanda NBA, kuri po to užvedė ir Miami Heat, tikrai labai stipriai prie to prisidėjo, nes tuo metu, kai Miami Heat susiformavo, tai Boston Celtics dar tikrai, tebe buvo dar laikoma didelė jėga NBA lygoj. Sunkus playoff runas, tiesiog ta komanda toks labai keistas buvo kreditinys, kur tu turi 3 žvaigždės ir tiesiog bandai visus likusius žaidėjus, iš kur įmanoma ištraukti. Ten berods buvo PJ Brownas pasirašytas, kuriam buvo 40 metų, buvo tokie keisti žaidėjai kaip Scottas Pollardas, Samas Caselas ir aš dabar vardinu šitos žaidėjus ir man pradeda šitą komandą vis labiau patikti. Tony Allenas, Scala Bryanas, Big Baby Davis.
komandai Scottas Pollardas buvo ir PJ Brownas, kuriems jau Bet šiaip, Geibas Pauliau, Pruitas. aš sakyčiau, kad kitais Wow. metais tai buvo dar labiau random krepšininkų kratinys, kai jie jau biški dar galėjo daugiau to finansinio lankstumo turėjo, nes čia tai dar toks, Jamesas Posey, polėjas, žinai, kažką, PJ Brownas, Kaselas, Leonas Pauvas, va, matau, buvo, Big Baby, man rodas, irgi buvo tada jo. Buvo. Ar Pauvas, pavyzdžiui, Advanced Metrics, ten pagal tos tavo visus ten Darko Miličič modelius, ar jis darė kažką geriau negu vidutinis NBA krepšininkas? Aš nemanau. Vieną dalyką karjeroje. Aš nemanau. Aš manau, kad realiai visi tie žaidėjai, kuriuos jis susirinko, tai buvo, tokie žaidėjai, kuriuos tiesiog, galėjai arba tiesiai iš koledžo pasimti, arba kurie buvo, laisvų agentų rinkoje, ir kuriuos, jeigu tu kitą panašų žaidėją būtum pasiėmęs, tai nebūtų labai didelio skirtumo. Ir jo pravardė buvo The Show. The Show of what? Man labai patinka Mediocrity. Geibas Pruitas, kuris buvo 2 sezonus NBA, tai buvo nuo 2007 iki 2009 Bostone, jis absoliučiai nieko neveikė, jo pravardė buvo Smiling Gabe ir jis štai, prašau, buvo NBA čempionas. Kai jisai koledže žaidė, buvo kažkokia tai labai jokinga istorija apie tai, kaip jisai žaidė už Pietų Kalifornijos universitetą ir kaip UCLA fanai apgavo, kad jisai su kažkokia tai netikra mergina susirašinėjo. Ten aš dabar neatsimenu tos istorijos, bet reikia pasakyti, ten buvo žiauriai jokinga istorija. Tai va aš Geibą Pruitą. Pauliau, jau vien, kad tu gali pasakyti, kad jis žaidė Pietų Karolinos universitete, kalbant apie visiškai no-naminį, kuris 2.14 žaidė Kerapnos ir Panjonijos. O tu rimtai savo išsitraukė, tiesiog. Aš atsimenu, esu skaitęs šitoje kažkur labai jokinga istorija. Dabar negaliu jos atpasakoti, bet reikia pasidomėti. Aš gal irgi esu kažką skaitęs, bet kad sugebėčiau neištrinti šito dalyko iš karto jį pamatęs atminti, tai jo, yra įspūdinga. Aš tiesiog dabar japinu, nes nežinau tiksliai, kur renkiant šitą komandą ir bandau atidėti. Man tiesiog atrodo nusikaltimas, kad mes, pavyzdžiui, visiškai apie Kevino Garneto tą sezoną nepašnekėjom, kuris ten... 2005-2006 metų sezone Pruitas susilaukė minor media attention after he was the victim of a catfishing scam in which a Cal student, later revealed to be named Stephen Kenyon, pretended to be a female UCLA student named Victoria. Victoria messaged Pruitt on AIM and the two chatted flirtatiously and planned a date after Pruitt's game against Cal. During the game, several students in the student section for Cal, having been in on the gig, chanted taunts at Pruitt. Phrases such as "Call Gabe" and "Victoria, Victoria" were chanted by hundreds of students in the audience. Kenyon later commented that the entire ordeal was to give Cal a competitive advantage by throwing Pruitt off his feet. Nežinau, Keviną Garnetą pakalbėjom. Ką aš galiu pasakyti? Aš visai užsinorėjau, tiesiog tas man žiūri patinka tas random žaidėjų kratinys. Ne, tiesiog nes tai irgi tai ikoniški čempionai. Jo. Aš jaučiuosi, kad mes pasiduodam tam tokiam, žinai, amerikietiškos media naratyvui. Man tiesiog ir patinka, ir nepatinka tie tos superstarų žiauriai pigiai gavo. Dabar, jeigu tu norėtum gauti panašaus kalibro krepšininkus į savo komandą, turėtum atiduoti 58 pirmo rato šaukimus, ten ir dar kažką. Dabar arba tu jų negausi, žinai. 2 pirmo rato šaukimų iš Keviną Garnetą, kuris buvo vienas geriausių gynybos žaidėjų dar tuo metu. Bet aš įsivaizduoju Paulių Vilucką 2008 sakant, kad čia visai gerai Minnesotos Timberwolves išsprendė problemą, jam čia nereikės kontrakto prasitesinėti, va čia gavo 2 šaukimus, čia, žodžiu, lankstesnė algų kepurė ir taip toliau. Juokauju, žinoma. Kiti laikai buvo. Vienas iš tų krepšininkų, Kevinas Garnetas, kuris šitam NBA būtų dar geresnis negu buvo tuo metu. Tai 2 komandos liko mūsų daly ir turim antrą S-tyrą 2011. Kodėl tu prie tą Geibą Pruitą, žinojai, man vis dar yra absoliučiai nesuvokiama, aš tokiam šokai, kad fucking wow, dude, Pasakosiu, žinok, dar baigęs, eisiu valgyti su muštiniu ir Livitai pasakos ir sakys, blek, tu kažkokį neįmą, absoliučiai kur neįmanom. Pokšt į tą universitetą, čia tai buvo istorija. Bet aš supainiau universitetus, nes pasirodo, ten ne UCLA buvo, o Cal. Negadink geros istorijos
Faktas. Ne, tai Rokas gali lygiai tai pasakoti šitą istoriją. Kaip... Sutarėm. Taip, ir aš įsivaizduoju, tada Livita ten susitinka su, nežinau, tėvais, nuvažiuoja ten į gimtinę ir į sako, Miklusėnus ir pradeda pasakoti ir tėvai sako, bet taigi Geibas Pruitas, UFC buvo, ne South Carolina, ką čia tas Paulius nusišneka. Arba neduok dievę, tėvai paskui nueina pas kaimynus ir kaimynai tavams pasako, kad visišką melą. Jo, tai visiškai, nebus gal taip. Sako, tai aš tą Viktoriją pažįstugi. Taigi čia ta. Ta išgalvota Viktorija. Taigi jo, čia iš gretimo namo. Gerai, klausykit. 2.11 Mavericks. S-tyras, taip? S-tyras. Nėra šitą komandą. Tarsi, nebuvo šitą komandą. Tai ne dėl to, kad komanda tokia, tai dėl to, kad jie nunešė The Big Bad Wolf ir kad išlindo su ta komanda, kuri buvo nurašyta, ta komanda, kuri buvo underdoginė, ta komanda visiškai tapo visos. Ir ta prasme nebuvo gera komanda. Tai pirmiausia, Jasonas Terry, kuris visiška pagarba jam už ilgametę ištikimybę Dirkui Nowitzkiui ir pasišventimą būti antruoju kaip jo ginklanešiu, jisai prieš šitą sezoną, kai Mavericks niekas nelaikė favoritais, išsitatuiravo čempionų taurę. Ta prasme dalykas, kuris, aš neįsivaizduoju, jam būtų reikėję, tipo, nelaimėjus tos taurės, paskui Glory Huntent tuos titulus, kad, pateisint kažkaip tą tatuiruotę, o jis tą padarė šeštosios. Pofik, tu išsitatuiravai taurę, tai čia tiesiog tavo tikslas, aš čia sieksiu tos taurės, čia žinai. Jeigu Maksas Lewisas dabar išsitatuiruotų LKL čempiono žiedą, tai aš sakyčiau, kad va čia yra confidence, žinai. Nes, tu tikrai nebus, kad tu, aš dar metai iš metų tada sėdėsiu, bandysiu, žinok, čia su lietkabeliu kaip nors, kad po to išsitatuiruočiau datą po apačią ir sakyčiau, aš žinojau. Bet Jasonas Terry, man atrodo, su data išsitatuiravo. Aš to jau patikslinsiu šitą. O gal ir ne? Ne, okei, gerai, pofik. Tebūnė pofik. Man tai biški muša reitingą, neaišku. Tai visiškai nemuša, absoliučiai nieko nemuša. Dabar, jeigu tau PJ Brownas pakėlė į A-tyrą, tai tiesiog Dirkas Nowitzki, Jasonas Terry, Seanas Marionas, Tysonas Chandleris, Jasonas Kidas, kuris LeBroną Jamesą gynė toj serijai for some reason. Ir jeigu Page'as Stojakovičius buvo toj komandai, ir žinoma Brandonas Hayvoodas ir Brianas Kardinalas dar taip pat tokie krepšininkai. Aš ką iš to finalo labai gerai atsimenu, tai kad komentatoriai Brianą Kardinalą vadino custodian, kas yra valytojas. Jis turėjo tą pravardę, ir tada valytojas ten smaigstė tritaškius iš kampo. Tai toks buvo tos komandos Brianas Calabrini galbūt. Tai čia šitas palyginimas, tai toks labai, sakykime, pats besiprašantis. Klausimas jums, trumpas klausimas. Žinai, nurodyta pilnai sudėtyje, tai vadinasi vienas, kaip čia pasakyti, nurodyta sudėtyje, 2011 Dallaso Mavericks turėjo 2 prancūzus centrus, iš jų vienas tapo čempionu, kitas ne, vadinasi, kitas buvo išmainytas, o kitas užbaigė sezoną su komanda. Alexis Adžinsa ir Janas Mahinmi, kuris yra čempionas, kuris ne. Janas Mahinmi yra čempionas, nes jisai turėjo pakeisti Tysoną Chandlerį išvykus į New Yorko Knicks. Čia jeigu atimtume balus už veiksmus, kurie buvo franšizės paskui priimti, tai galėtumėm. Bet man tai čia buvo visiška pasaka, tai pergalė, nes, ta prasme, iki 2016 Cavaliers, man tai buvo 2016 Cavaliers. Ta prasme, tuos Miami Heats pasidaryti, kurie tiesiog, ten tas supporting castas buvo pirmo super trejeto sezono, tai jisai buvo toks jau visiškai surinktinis, suneštinis balius, kas jau liko, žodžiu, free agency nemokamai pasiimti pradedant sezoną, bet kaip Mavericks sužaidė tą finalą ir jie pakeliui dar Thunderius aplašė pakankamai gerus, kurie paskui finale kitais metais žaidė, nežinau. Jūs nusadinot
Mykolas pala nusidino, ne? 2-15 Warriorsus, kurie mano nuomonė yra geriausia visa komanda iš šito, kuri vienintelė, be jokių klausimų, man rodos, turėtų būti S-tier, nu, ta prasme, Hamptons 5, ten visą kitą tokios komandos, tokie žaidėjai. Tai aš, nu, nemanau, kad šita komanda yra, nu, pagal savo sudėtį yra tokia gera, kad aš ją statyčiau į S-tier. Man jinai, aišku, ta pasaka, ten visą kitą tikrai labai gražu. Aš dar labai smagiai prisimenu tą seriją, kai jie sutalžė Los Angeles Lakers vakarų konferencijos pusfinalį ir nepaliko jiems visiškai jokių šansų. Ten buvo tas momentas, kai ta Lakers Kobe Bryanto antroji dinastija visiškai sulūžo ir žlugo, ir tai buvo paskutinės Philo Jacksono, tarp kitko, rungtynės irgi treniruojant NBA lygoj. Bet man šita komanda tiesiog nėra iš savęs pati gera, tiek gera, kad į S-tier dėt. Istorija, viskas faina, viskas gražu, labai, labai smagu prisiminti. Aš sakyčiau, kad tai yra B. Tai tu padarei tai, kad nebūtų S-tier, tu padarei. Gerai, aš gerbiu šitą nerdiškumą tavo. Tikrai aplodismentai už tai, bet priminsiu, kad 2-7 San Antonijaus Spurs komanda, apie kurią nieks neatsimena absoliučiai nieko, yra toj pačioje lentynoje kaip ir 2011 Dallas Mavericks. Tegul istorija to nepamiršta. Aš suprantu, kad mūsų antroji dalis bus realiai apie 3 komandas. Bus 3 Spursai, 3 Lakersai, porą Miami, porą Golden State'o ir 1 Detroitas, 1 Bostonas. Bet aš tikėjausi, kad mes eisim iki galo ir aš tada jau jūs pavargusius užlaušiu už Detroito Pistons ir jūs tiesiog pasiduosit, bet aš visiems turėsiu dabar savaitę. 23:35 šiuo metu įrašas jau valanda 23 su viršum. Jo, tu geriau tai išnaudok kaip savaitę pasiruošimo, o mes tuo tarpu turim Milwaukee Bucks, Bucks B, ne? Bucks B. Gerai, kodėl B? Išgirskim. B, nes, Janio triumfas. Vis tiek, žinai, ta tokia istorija, kur tipo, išlindo, siekė ir pasiekė. Mes statėme ir pastatėme. Puikius namus, draugam, bla, 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 bla. Kodėl tikrai neaukščiau? Jie žaidė prieš komandą, kuri į finalą atėjo iš niekur ir į tą patį niekur sugrįžo po to finalo. Prieš tai buvo kas? Tai buvo burbulė, kad jie laimėjo keletą rungtynių paeiliui, nors net neturėjo šansų išeiti. Bet dėl to atsirado play-inai. Bet žodžiu. Šiaip Bucks prieš Suns, žiūrint taip iš perspektyvos, irgi atrodo finalas, kur ką? Ir tai nebuvo, aišku, buvo tų įsimintinų kadrų, buvo alejūpas greitam puolime, kur, žinai, ten liko kiek ten, 30 sekundžių ar panašiai, kur Holiday užmetė kamuolį Janiui, Mykolas žiūri į lubas, bandydamas atsiminti, bet, buvo tas kadras. Ir... Ne į lubas, mas mane čia duomenis. Supratau. Ir jo, bet sakau, tai kaip ir taip, ir tas, žinai, tas nutrauktas ir miesto labai ilgas to titulo laukimas, Janio loyalty vienai franšizai, Janio ištikimybė, tas likimas vienoj komandoj, dabar jau jisai yra toks irgi, kai jisai tempėsi iki šių dienų, atrodo, kad jau ta santuoka turėjo būti nutraukta prieš 2-3 sezonus, kad būtų abi pusės patenkintos, bet šituo atveju, nesakau, toks... Yra tikrai gražių detalių, yra džiugių detalių, bet yra ir tokio absoliučiai mech. Vieną tokią detalę svarbią pamiršti, tai Kevino Duranto pirštą, kuris atvedė šitą Milwaukee Bucks komandą iki titulo. Ir jeigu ne tas pirštas, tai aš spėju, kad Janio era dabar galbūt šiek tiek kitaip prisimintume, nes vis tiek dažnai būna taip, kad kai tu statai komandą, tavo tikslas yra laimėti titulą, ne? Kai tu laimi titulą, tai po to jau vis tiek tas tavo legacy kaip yra užtvirtintas, kas vyksta po to. 100% ir čia yra teisingas požiūris. Ta prasme, ir kas įvyksta po to, tai gal kažkiek mažiau rūpi, ar ne? Kas buvo prieš tai, irgi turbūt mažiau rūpi, jeigu tu galiausiai nepasieki tą savo galutinį tikslą. Tai man šita Milwaukee Bucks komanda tokia irgi pakankamai pamirštama. Aišku, finalas gal buvo visai nieko, bendrai paėmus, pavyzdžiui, tikrai daug smagesnis negu 23, kai, ten, kaip Mykolas minėjo, ten nusijojas Miami. Duranto pirštas jo, o su kuo Bucksai žaidė konferencijos finalą?
Su Atlantos Su Hawks. Atlanta. Trey Yes. Youngo ir Clinto Kapelos vedamais Atlantos Hawks. Jo. Pauliau, tavo vertinimas? C. Aš sakyčiau, tokia įdomi situacija, kur aš kaip ir skaitau jos taip pačioje lentynoje kaip ir Denverio Nuggets 23 metų, bet, biškiai aukščiau gal. Bet, netraukia iki buvo vis tiek. Man tai, žinok, vis dėlto yra D lentyna. Dabar pasakysiu, kodėl. Janis ir Bucksai, taip, laimėjo žiedus ir dėl to jie pasiteisino. Bet toliau iš jų nieko nebuvo. Iš Sunsų, kuriuos jie įveikė, toliau nieko nebuvo. Iš Atlantos Hawks, kuriuos jie įveikė, toliau nieko nebuvo. Iš tada ką jie, Brooklyno Nets pirmam raunde įveikė, ne? Tai Antram. Hardenas, Irvingas, Kevinas Durantas kaip lyderis irgi nieko nebuvo. Ir tada pirmas raundas, aš tiesą sakant neatsimenu, matau Miami Heat, tai ten turbūt realiai sėkmingiausia komanda, kuriuos jie sutiko pakeliui, yra Miami Heat, ar ne? Jie paskui dar žaidė NBA finaluose kitą sezoną. Tai man šitie čempionai yra D. Galėjau sakyti C ir, sakykime, neužsitraukti galbūt Janio fanų rūstybės, bet pusbalsiai mes keliam į C kategoriją. Bet tu pažiūrėk, kaip gražiai liko dabar ta apatinė pusė, nes čia yra lygiai pusė, čia yra 13 iš 26. Ir jinai liko, tarsi, labai akivaizdu ekrane matyti, kad čia yra ta vieta, ties kuria reikia padaryti pauzę ir neišvaistyti gerų istorijų, nes, žinai, galima pravažiuoti ir sudėliojom, bet nuovargis jisai vis tiek daro savo ir tada atsiranda, gerai, gal čia šitą biškį greičiau. Bet čia irgi reikia skirti laiko ir labai tikiuosi, kad ir klausytojai šiuo atžvilgiu link galvomis šiuo metu klausydami, galvodami, čia kaip tik labai smagu paklausyti, kažkur vietom gal panesutikt ir mintis pasitinti. Tiesiog. Jo. Tai čia jau tai būna, bet aš manau, kad šitas podcastas buvo žiauriai smagus, nepaisant to, kad dabar yra be 2012. Turiu šiokią tokią baimę, kad Los Angeles Lakers mes galim būti užtvirtinti kaip Los Angeles Lakers franšizės hateriai, kai jau užbaigsim šitą podcastą. Bet ką? Pasitarsim, ką daryti su šitą idėją toliau. Galbūt paskui vicečempionus, galbūt senesnius keliausim, biškai geriau pasiruošę. Pauliau, gal dar kažkokį... Senesni patiktų. Tiesiog pusbaigiamą į žodį. Tiesiog labai taip keistai sukrito tas mūsų randomizeris, kad aš dabar žiūriu, kad visos kitos komandos, apie kurias kalbėsim, tai bus realiai tos pačios. Ir aš kažkaip dėliodamas... Ne visos. Didžioji dalis. Ne visos, Pauliau. Jo, bet... Galbūt visos, apie kurias tu kalbėsi, bus tos pačios, bet apie tas, kurias klausysi, tikrai ne. Bet jo, tai kažkaip ir dėliojant tos logotipus ten metus prirašinėjant, tai šiandien irgi buvo tokia mintis, kad plembam, kiek dabartinė ta NBA yra lygesnė palyginus to, kas buvo seniau, kur ten tiesiog keisdavosi viena komanda su kita, kas dominuoja ir to, kas įvairovės nelabai buvo. Tai nežinau, ar tai geriau, ar tai blogiau, bet yra kaip yra, tiesiog sukrito visos tos naujos komandos iš šito. Tai bus galbūt proga tokių senesnių komandų irgi prisiminti. Seni Lakersai, seni Spursai, kurios galbūt žmonės šiek tiek primiršę gal ir. Skirtumus įvardinti tarp 2-3 ir 2-5 metų Spursų, pavyzdžiui, arba ten ir taip toliau. Yra jų. Čia yra jų, tai čia, taip ir sakau. Tai pozicijoje tikriausiai. Jo. Tu 19 Raptors taip pačia lentyna kaip 25 Thunder. Dieve, aš negaliu patikėti. Gerai. Viskas. Aš jau žinau, apie ką Mykolas galvos prieš užmigdamas. Aš tikiuosi, kad jisai užmigs šiandien, ypač prieš praeitą naktį mėgojęs 3 valandas. Jo. Nu ką, viskas. Ačiū draugai, ačiū ir draugai, kurie klausėsi, ir draugai, su kuriais buvo labai smagu kalbėti. Ačiū ir iki susitikimo.